Kaip sakė, kas bus čia? Animacinių filmukų. Na, pažiūrėjom. Čia Čipas ir Deilas, ar yra tokie, ne? Ai, barandukai. Oi, aš šito jau nelabai... Aš atsimenu jį šiek tiek, bet labai mažai žiūrėtas. Čip and Dale'o aš beveik nežiūrėdavau, aš pamenu tokį filmuką, bet aš visiškai neatsimenu nei personažų, nei apie ką ten buvo visas dalykas. Tai aš dėčiau į 8 vietą, nes tiesiog... Nu gerai, aš į 8 vietą dedu, bet jau ir taip... Žiūrėdavau, bet taip... 7 kokia. Nu, Pietų parkas. Atskleisiu, kad kaip ir Žiedų valdovo, aš tiesiog nesu matęs Pietų parko. South Parkas jau man yra visiškai ne nostalginis dalykas, aš jį dabar vis karts nuo karto pasižiūriu ir aš jį atradau gal prieš 2-3 metus. Aš žinau viską apie tą filmuką, tai sakykime apie tą filmuką, bet paties filmuko nesužiūrėjęs, čia toks kažkoks irgi durnas reiškinys. Tai aš kaip ir jaučiu jam pagarbą ir kai kurie tie atskiri bairiai, kurie žinau yra žiauriai geri, vat kaip sakau, ten koks nors bairis, koks nors segmentas yra iškerpamas iš Pietų parko, įdedamas į YouTube, ten išsprogsta ir ten va tą 3 minučių vaizdo įrašą tu žinai ir pažįsti visus personažus ir supranti apie ką bairis, bet pačią epizodą tu niekada nematei. Jis tiesiog geras filmukas. Tiesiog padėkime šiaip į 5. Aš įsivaizduoju, kad pas daugą čia šitoj rubrikoje Pietų parkas bus iškart, ypatingai kai jis čia yra 2, jis iškart šaus į top 3 vietas ir tai bus normalu. Iškart sakau 10, nes nežiūrėdavau. Bandžiau aš čia dabar kažkada žiūrėt, bet nelimpa man, aš nežinau. Į 1 trejetuką gal vien dėl to nedėsiu, nes aš tik visai nesiniai atradau, tai aš man atrodo dėsiu į 4 vietą šitą. Oi, koks senas, geras. Nostalgija visiškai. Kaip lietuviai vertė šitą? Drąsius jisai buvo, ar ne? Narsius, ne? Jėzu. Visai dažnai žiūrėdavau, bet jis man būdavo toks... Nebūdavo toks malonus, kaip ir žiūrėjai, toks kaip ir toks nejaukus net beveik, bet atsimenu, kad labai dažnai į kažkodėl vis tiek įsijungdavau, galbūt, kad tuo metu nebūdavo per kitą kanalą nieko kažko įdomesnio, tai va būtent šitai įsijungdavau. Vienas įsimintiniausių, ikoniškiausių ir labai daug iš tikrųjų jausmų sukeliantis filmukas, kurį žiūrėdavau irgi non-stop per Cartoon Network. Dėl nostalgijos 4. Turbūt, kad turėčiau šitą padėti kokią 4 bent vietą, kaip minimum. Tai dėsiu, man atrodo, gal į 7 vietą. Tai iškart pasakysiu, aš nežinau, kas čia. Nelabai atsimenu kažką tokio. Reiktų sesės paklausyti, vyresnį šiek tiek tai. Intro gražus, bet nemačiau niekada. Apie ką jis buvo iš viso? Apie santykius. Kaip? Apie santykius. Na, aišku. Tai pas mane turbūt keliaus 10 vietą. Tai 10 tiesiog. O 10 jau kažką įdėjome, ne? 9. Kol nepasakė Scooby-Doo, tol nebūčiau supratęs, kas čia per filmukas. Okei. Jau, iš tos pilies kažkaip visiškai net pažinau, bet žiūrėdavau visai dažnokai. O, Scooby's. Irgi žiauriai nostalgiškas filmukas. Ir pamenu, ir į filmus netgi eidavau jau paskui, kai filmai pasirodė. Mūsų šuo labai panašus į šitą šuniuką, tai... Bet irgi nebuvo toks, kur jau, kaip, negaliu dėti į tą pačią grafą su Drakonų kova ar Simpsonais, tik daug trūksta. Tai visi tie pirmieji Hanna-Barbera filmukai, tai yra Jetsonai, tai yra Flintstone'ai, tai yra Scooby-Doo, tai yra, kas ten dar buvo, yra tiesiog visi tie pirmieji filmukai, kurie mane apskritai pritraukė prie televizoriaus, pasodino prie televizoriaus iš esmės žiūrėti Cartoon Networką, iš ko aš ir savo visą anglų kalbą išmokau ir apskritai susipažinau su visų animaciniu, nežinau, pasauliu, vadinkim taip. 6 Scooby-Doo, man atrodo, galim dėti jo. 3, sakyčiau.
Labai geras buvo. Aš nežinau, kas bus toliau, bet Skubių galima net į antrą dėti, nes tikrai, čia kaip sakoma, Skubis šliaužė tam, kad Narsius galėtų skristi. Tai va, tai jeigu Narsius įdėtas į trečią vietą, tai Skubiui tikrai reikia antroj būti. Man atrodo, kad jie buvo, apsupti kažkokios kontroversijos ar kažkokios nesąmonės, kad čia maždaug plauna smegenis vaikų ar kažkas, aš nežinau, kažkoks toks buvo kažkas, ar gal aš taip įsivaizdavau, ar gal mano draugų kompanijoje tai buvo, bet aš pamenu, kad aš netgi jausdavau tokį žiupsnelį neapykantos jiems. Aš vis dėlto nepraskipinsiu, aš noriu biškį pažiūrėti. Aš žinau, kad šitam televiziniam projektui buvo labai didelis castingas, žiauriai didelis, neseniai apie tai kalbėjau su kažkuo. Viskai, mes turim laiko, aš galiu visus Teletabius pažiūrėti. Man tai čia visiška nostalgija. Vaikystė kažkaip man jie gražiau atrodė, dabar tai tokie keistokiai. Dabar juos pasižiūrite, man jie tokie atrodo kažkokie, nežinau, miego paralyžiaus demonai 4, tai sakykime, jie keliauja į negarbingą 9 vietą. Nu, 5, sakyčiau. Dedu į antrą vietą tikrai. Pirmą dar pasilieku kažkam, bet ar norėčiau kažkada dabar įsijungti tiesiog Teletabis ir pasižiūrėti kokią nors seriją. Man atrodo, būtų labai įdomu. Vėžliukai ninzės. Ok, jau kitas vaibas dabar. Vėžliukai ninzės. Tai jis net nėra prastai pasenęs, ta prasme, jis žiūrisi, jis dar šiais laikais žiūrisi. Čia, aš nežinau, čia tiesiog buvo įdėta, man atrodo, labai daug darbo į animaciją ir tais laikais. Ir jisai šiais laikais žiūrisi, yra įgarsinimas geras, yra efektai, tas paišymo stilius yra geras ir jisai niekur nenupigintas ir nepataupytas. Ir nežinau, tiesiog žiauriai kokybiškas animacinis filmukas, šiais laikais jį galima tiesiog būtų rodyti per televizorių. Man atrodo, kad jūs per LNK rodydavo, aš nelabai žiūrėdavau. Na, aš labai daug žiūrėjau, turi trečią dedu, man atrodo. Vėžliukai ninzės žiauriai aukštai turi keliauti, bet ar jie pirmi, aš nežinau, kas ten toliau manęs dar laukia, bet tai dėkime Vėžliukus ninzės į tikriausiai, šiuo atveju 4 vietą, jo, vis tiek Skubis man yra bet kokiu atveju ikoniškesnis, gal turbūt sakykim. Vėžliukai gauna, 6 vietą. Dexterio laboratorija. Kai šitą žiūrėdavau filmuką, visą laiką norėdavau brolio. Man atrodo, jeigu neklystu, Dexterio laboratorija dar visai ilgai apskritai rodė, nes, sakau, jis dar turėjo, man atrodo, kelis atnaujinimus. Nes tiesiog, sakau, buvo labai toks, kaip sakau, relatable konceptas, kad tiesiog viskas įvilkta į tokią paprastą šeimos dinamiką. 5 dedu, jo. Tai tu 6 vietoje, aš sakyčiau. 8 vietą. Taip. Liko 2. Jeigu bus labai blogi. Ai, Simpsonai. Simpsonai. Taip, pirmą gali dėti iš karto. Taip, čia yra mano mėgstamiausias ever serialas, sakyčiau, nežinau. Čia net ne filmukas, čia nepavadinsi filmuką. Čia yra suaugusiems. Aš žiūriu kiekvieną dieną, kai aš valgau pietus. Kiek Simpsonai jau sezonų? 30 viršaus, tai laisvai, man atrodo, gal 40 jau. Simpsonų sėkmės istorija Lietuvoje labai stovėjo ant to, kad juos tiesiog rodydavo, kai grįžti iš mokyklos ir įsijungi. Drakonų kova, aišku, panašiai. Juos įsijungi ir jie tiesiog yra tuo patogiu metu, kai tu grįžęs po mokyklos, nežinau, valgai kažką. Ir dėl to manau, kad jų populiarumas buvo, kaip čia sakys, neorganiškai išpūstas dėl to. Bet aišku, visame pasaulyje gerai atpažįstamas prekinis ženklas ir labai populiarus animacinis filmukas. Drakonų kova man vienintelis, man atrodo, kuris įveiktų Simpsonas. Meilių meilė, 1 vieta. Žaisiu animacinių filmukų pokerį, dėsiu į 7 ir tikėsiuos, kad tas paskutinis vienintelis yra tikrai vertas 1. Gerai, tik neįjunkit Drakonų kovos, nes...
Tomas ir Džeris. Tai absoliučiai pirmoje vietoje, jas. Kaip gerai, kad sužaidžiau šitą. Absoliučiai pirmoje vietoje Tomas ir Džeris 100%. Kaip negerai. Tomas ir Džeris tiesiog buvo, taip sakant, the filmukas arba tas filmukas, kuris pasodino, tiksliau pritraukė mane į televizorių ir įtraukė mane į Cartoon Network pasaulį ir per kurį aš susipažinau su visais likusiais animaciniais filmukais. Yes, tai Tomas ir Džeris 100% pirmoje vietoje. 9 vietą nelikusi. Jo, nu gerai. Bet šiaip tai po Simpsonų čia būtų man buvęs antroje vietoje. Antra. Labai gerai. Labai gerai. Ir labai gerai pataikiau su šito 10-tuko. Aš taip manau. Kuklė nuomonė mano. Esu visiškai nepatenkintas savo. Paimk pasižiūrėti jo. Jo. Aš manau, kad gerai čia susidėlioja viskas. Taip netikėtai, bet gerai. Ko man trūko? Kempiniuko, bet čia gal ne. Ne, viskas.